Tikiuosi, žinau, kad jums čia tų kalbų visai nereikia, tai dar kartą sveiki visi senbuviai, būkit pasveikinti pirmą kartą atvykusieji čia, į Darsūniškį pas Danutę. Kur Danutė mūsų? Danutė? Tuoj palaukit. Tai jau eik močiutę pasirūpinti. Tai pernai supratau, kad jūs man vis dėlto neleisit nutraukti šitos gražios tradicijos 10 metų besitęsiančios. Gal tai ir gerai, man buvo spyris į stubinę, kaip sako. Nu tai ką, pradėsim naują dešimtmetį, Danutė, ne? Pradedam naują dešimtmetį, su tuo naujų dešimtmečiu, kaip aš pastebėjau, ateina nauja karta jaunimo, kadangi iš mūsų senbuvių, kurie jau kaip ir ruošiasi pakelti sparnus, tai šiandien yra Tomas, valgyt verda jums. Ir Gabrielė. Viskas, tik tai du, įsivaizduojat, o kiti tik tai pagalbininkai jau atvažiavę. Tai va, tai man labai smagu iš tikrųjų, kad mums dievulis davė vėl gerą orą. Išmeldėm, nes prieš 2 savaitės tai dar truputėlį gąsdino, kad mes gerokai gausim lietaus, tai užtat rašiau Facebook'ai, kad pasiimkit lietpaltukus, bet kaip jaučiu, kad neprireiks. Tai labai gerai. Tai ką noriu pasakyti? Šiemet kokios naujovės? Turėsim truputėlį įdomesnius, gal kaip jau jums čia rutiniškai nusibodo tą keramiką, nes pastebėjau pernai, kad keramikos darbai kažkaip suprastėjo. Tai suprantu, kad jau truputėlį gal nusibodo tas minkimo procesas. Tai rytoj atvažiuoja iš Vilniaus Puodžių 2 keramikės. Neįsigaskit, jos tokį šunį didelį atsives, tai bet sakė, tas šuva labai draugiškas. Tikiuosi, Danutės viršų nevaikės, taip kaip šiandien. Tai atsiveža degimo krosnį, lauko degimo krosnį ir atsiveža žiedimo stakles. Tai visus labai kviečiu antradienį, trečiadienį labai aktyviai sudalyvauti keramikoje. Tai ryt pristatysiu keramikės, bet po to, kai jos išvažiuos, vis dėlto Jurgita atsivežė šiek tiek molio, tai kas dar norės truputėlį tų mažų smulkmenyčių palipdyti, turėsit galimybę. Kaip visada matot, jau Kapačiūnas paruošęs medinukus, taip kad vaikinam darbo jau bus sočiai. Pynimas iš vitelių vėlgi, šiemet mes bandysim su Ingrida dalintis vaidmenimis kažkaip tai. Ingrida, pasirodyk, nes visi pamiršo, kaip tu atrodai. Saugo! Nepasikeičiu. Plojimai. Kaip visą laiką mūsų nenustikstančioji Lorita šiemet ir Vėlimą iš Vilnos dėstys ir dar sakė, kas norės vytinės juostos pamokysim. Tai va, taip kad paplokite, žmogus net sudėmė matai. Taip, dabar mūsų numylėtinis Mykolas, kuris šiandien su jumis žaidė, užsiminėjo, tai pasimerginos vėl galėsit žiedelius darytis. Aš gal pats pristatysiu ten... Gerai. Sakykime, metalo šiais metais nepasiruošiu tiek, kiek buvo pernai ir užpernai. Tai galbūt daugiau orientuosimės į darbą su kokosu. Esat šveitę pernai metais kokosą, nėra labai sunku. Mediena tam tinka, kieta mediena, uosis pavyzdžiui. Ir dar darysim sapnų gaudyklės. Paploja Mykolui. Na ir kas, pas mus dar turėtų su pintinėm juostom atvažiuoti Ingrida Laužikinė, tik tai bijau pažadėti kurią dieną. Tai tiesiog lauksime eigoje. Kosgi pas mus dar? Priminkit, kokį dar pas mus amatai būdavo? Vėlimas sakiau. Kas ten apie kokius kalvystės sakė? Tai dabar, ką aš noriu pasakyti, apie kalvystę šiek tiek vėliau. Antradienį, rytoj 11 valandą atvažiuoja Giedrius iš Kauno Marių regioninio parko. Ačiū. Vienu žodžiu, eisit rinkti žolelių. Ir jisai ne tik supažindins, tiesiog apeisit teritoriją ir susipažinsit, kokias čia žolelės auga. Tai čia gal didesniems įdomu, gal ir mažiukam. Atsimenat, jisai mus kažkada į žygį vedė. Kur ėjom 15 km čia per miškus, ėjom prie ąžuolo, Kamilytė tikrai ėjai. Tai va, tai čia tas pats Giedriukas atvažiuoja, mes tada ėjom ir maitinomės pakeliaudami, o dabar jis tiesiog supažindins su žaistažolėmis ir kaip jas naudoti. Ir dar rytoj pas mus atvažiuoja Gintvilė. Jinai Lietuvoje labai gerai žinoma kaip žolinėlių rišėja. Pas ją gimsta
labai gražios figūrėlės iš žolės ir šieno. Tai va, tai rytoj apie 10 valandą, tarp 10 ir 11 teisingiau turėtų jinai atsirasti. Nu, va taip gavosi, kad jie vienu metu taip gaunasi. Nežinau, galbūt gali Gintvilė eiti padirbt, nes tada nesinai irgi nori pasgėdrti. Ir dabar dėl siuvimo, Rusne, ačiū, kad priminėjai, tai ketvirtadienį atvažiuoja odos vadovė, kur ir pernai buvo, ir siuvimo vadovė. Tai jie ten kažkokius ruošinukus jums gražius ruošia, taip kad ruoškitės. Tiesiog susikoncentruokit taip veiklą, kad spėtumėt ir keramiką padirbėti, ir pas Mykolą, ir žodžiu ketvirtadienį jau tada žinot, kad ketvirtadienį pas mūsų uždarimas bus. Ir reikia pabaigti darbelius, nes paskui parodėlė, ir tada dar galėsite čia pasiūti. Jos bus nuo 10 valandos. Tai va, tai apie amatus tiek. Ir labai dėkinga šiandien dar Sūniškio bendruomenės moteriškiam, va šiandien labai gausiai aplankė, tai aš tikiuosi, kad ir rytoj ateisit pas mus. Labai kviečiam, mes labai laukiam. Ačiū, kad iš viso sureagavo, tikrai labai smagu, kad jūs esate. Atsiprašau, o ketvirtadienį. Taip, ir mes dar turim vieną svečią, galbūt kitais metais prisikalbinsim, kad pas mus dalyvautų. Tai yra profesionalus kalvis Ričardas Grekavičius, jis pasislėpė tenai prie svirno. Va, tai Šedaryse pernai vyko jo darbų paroda, tai Šedauris labai buvo sužavėti jo darbais. Nu va, o Ričardas susižavėjo mūsų amatų savaitę. Jis pernai sakė, kas ten per stovykla, dabar atvažiavo pats pasižiūrėti, kas čia per stovykla. Tai va, tai mes visą laiką mielai laukiam visų. Labai ačiū, kad visi atvažiavot. Linkiu visiems darbingų dienų, gero seminaro. Būkit draugiški, supratingi, saugokit vieni kitus, mylėkit vieni kitus, pamilkit per šitas dienas vieni kitus. Ir išlaikykite tą meilę iki kitų metų, nes ko gero kitais metais būsim priversti susitikti vėl, ne? Jei pritarėt, visi paplojat. O, ne. Na, tai viską pasakiau, daugiau nekarkinsiu. Tiesa, ko šiandien aš jums nepasakiau, griežto 7 ryto keliamės, valandą laiko bėgiojam apie teritoriją, 8 ryto pusryčiai, 9 ryto po pusryčių ir visko nusiprausėm ir einam visi miegoti. Ne, aš pajuokau. O, Švidai, tau tinka. Gerai, mes tau leisim, pažiūrėsim, kiek ištversim. Gerai, o dabar noriu pristatyti, kas šį vakarą jūs linksmins, kvies kartu pašokti, padainuoti, pažaisti. Tai ačiū Dievui, Kaišiadorių kultūros centre pagaliau lapkričio mėnesį susikūrusiam kolektyvui. Tai yra kol kas be vardo, bet jų būsimas vardas yra Žilvita. Taip, kad Danutė viskas pasisvečia. Tai va, gražus jaunimas sėdi, tai prašom aktyviai dalyvauti, nepabėgti, mokytis, nes mūsų tikslas yra ne tik amatų išmokti, bet ir liaudiškų šokių ir liaudiškų dainų. Taip, kad perduodu žodį jaunimui ir jų vadoviai Laimutei Morkūnienei, kuri pernai jūs vertė balionus. Kaip Morkūnienės! Koksgi palaikys šakis. O šiaip gal jūs ką palinkėti norite? Ačiū, kad neišdavėt, ačiū, kad atvažiavot, ačiū, kad esate ir ačiū už meilę šitai vietai. Vienu žodžiu, ačiū, kad esate. Tai va, nu tai ką, prašom gerbiamoji Morkūnienė, jums Morkūnienė pasakė, dabar prašom dirbti. Pavaikščiau, pasižiūrėk ir... Kadangi šitą tyliai kalbėjo, aš garsiai pradėsiu. Mes girdim. Ne, aš bijau, kad jūs nelabai girdit. Aš iš karto daug žinau, yra čia pas jūs naujų, ne visi pažįstami, ne visi susibendravę dar, tai stojam į didelį ratą. Visi. Be jokių išlygų, kiek suaugusiai, tiek. Ir vaikai jaunimas dalis ant sodą varkala. O dabar atsisukat į savo draugą. Kurį? Nu, ieškokit, kuris jums patinka, ar iš kairės, ar iš dešinės norėtumėt. Nes vėliau reikės ar iš kairės, ar iš dešinės. Nu, porom išeis visiems porom. Porom. Bučiuotis, leidžiama bučiuotis. Tai aš ir sakiau, vaikinai, maišykitės tarp merginų. Nelabai bus įdomu abiem bučiuotis. Taigi dar kartelį, po to išsimaišykite.
pagiedome vieną su kitu. Irgi. Atlėkė karvelis pas sodą barkavo. Atlėkė karvelis pas sodą barkavo. Barka, barka, pabarkavo, apkabino, pabučiavo. Barka, barka, pabarkavo, apkabino, pabučiavo. Kaip antrą kartą kartuojam, atsisukite į kairę, o kitą kartą į dešinę. Į dešinę, į kairę, kad kiekvieną apkabintute, vis skirtingai. O dabar išsimaišykit ir sustokite vėl. Barkavo, atlėkė karvelis pas sodą. Barkavo, 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 apkabino, pabučiavo. Barkavo, apkabino, pabučiavo. Barka, barka, pabarkavo, apkabino, pabučiavo. Aira, aira. Aira, aira. Aira, aira. Aira, aira. Lieki mergaitė prie. Kilnojam, kilnojam, nekliaužiam. Yra
turi pasirinkimą. Nu, gerai. Dabar polkutė būdu. Jau aš tave išmokinau, mokė. Ne, dabar šiek tiek kažkokie dalykai. Nuleidžia tėvą, kurie antri stovi jau rankos tai nulaistos. Taip. Taigi pasiruošę, dėmesio ir eina. Palaikėkit, nukurpėkit, jau palaikėkite. Kurie sukčiauja? Rožiniai! Arkiviniai pirmauja! Nesukčiaujam, išbrokuosiu antrą kartą eisit, komanda! Ne, roba, čia norėjau, bet tu praverš. Žaliųjų komandai labai nedaug liko. Ir morkvinių nedaug liko. Mykolo komandai prieki verčiasi, stipriai verčiasi, skubėkit. Žalieji nugalėjo dabar, kurie antrieji, kurie pirmieji. Antrieji. Tai pirmieji žalieji. Priekin kamolį. Už sukčiavimą tikrai. Ar susiskaičiam po 4, 6, 8, 10, 11? 4, 6, 8, 10, 11. Irgi 11. Viskas. Taigi pasiruošiam. Dėmesio. Startas. Kurie sukčiaus grįž antrą kartą. Antri vienas narys. Susikaupimo. Komanda. Čia tau ne kamuolys. Žiūrėkit tikrai.
Pas mus yra signalizacija. Jūs čia kur su komponelis. Keičiam poro. Lankas turi likti stabti. Давай, nepasi. Kaip tu sugebėsi? Abiem rankom laikai. Kestai. Palaikykit. Nu, kestai. Toliau vaikinai. Rankom abiem laikomės. O šaunuoliai, kokie lankstai. Net negalima. Lenkis ir lypraliais taip kapcipsibų. Eik, protingas. Linkiu, aš palaikyčiau tu ten. Na, vis tiek įdomu dar kartą. išbandyk tą kartą. Va, šaunuolis. Lankas turi šiaip negali lankstytis, nei vieną, nei kitą pusę turi stovėti tiesiai. Jeigu palenkiai, vadinasi, palengvinai savo sąlygas. Greitai. Kartu. Palaikykit, nu tikrai palaikė mane kartu. Tomas kartoja. Ne Tomas šitas kartoja. O, šaunuoliai. Viskas? Kaip jūs šitaip greitai? Spėjau aš ne. Ai, supratau, šitais metais vadovausi. Trinsim, va, plaškinukas Mikaelas. Gerai. Tai galbūt ir visą tą kampą į tą pusę dar pasiemus stambesnį švietimą. Ai, pas tavę pakankamai stambus, tai okei. Reikia išlyginti. Tai tą padaryk. Paskui, kai išlyginsi, tada tenai galima pabandyti suteikti jam formą kažkokią. Pradžiai pabandoma kažkokį indelį pasidaryti, kaip podelį, kažkokį argybenėlį, tokį, kaip ko darosi tokie. Fotkina, kad filmuoja. Pasitokis, ar ką?
Man ataskaitai reikia, žinok. Čia dabar jau man jo visai pasidarė, nei šis, nei tas. Šildyt, bet tokį suformuoti, Aš mielai noriu sudėčiau didesnį. Pirma, reikia paformuoti tokį maždaug apskritimas, kad būtų. Ir nuo to prasideda viso puodo gimimas, indo, darysim dugną. Ir taip, kaip dabar lipdysim, lipdė nuo senų senovės, dar daug tūkstančių ten metų atgal. Tokia buvo kamarių kultūra. Ir lipdydavo įvairiausius puodus nuo tokių mažyčių iki nuo žemės tokių labai smailio dugnių, visokių įvairiai. Tai va, kai turim tokį kamoliuką, Viduj gerai ten per centrą Ten per šalta. nežiedžiame, tai ten, bet principas panašu. Esmė, kad reikia suformuoti tada, koks bus dugnas. Ir nuo centro darom tą dugną. Vat koks bus dugnas ten, ar mažesnis, ar didesnis, reikia sugalvoti, kas čia bus. Ir taip pradėti nuo centro. Ir spaudžiat centrą, pasiekėt, kad čia va tas maždaug centimetras, kad liktų dugno. Ir tada formuojat išlikusio molio dar senėliau. Ką tu? Koks tu šaunuolis, kaip tu gražiai moki, nu? Ar patiko? Šitus aš pas mano fantazija. Tau fontanas, ar ne? Paukštis su fontanais. Fantazija pasireiškia žmogus. Padarė paukščių karalių. Ne tokį, kaip mokiau. Pasugalvoju. Ne tokį kaip visi, ne? Taip, žinoti. Ne, jis labai kūrybingas vaikas, labai turi superinę fantaziją, labai gali būti geras muziejų vadovas, nes vakar labai su juo didelę patirtim pasidalinom, jis mane savo muziejų vedėsi, mes aptarėm eksponatų paskirtį, ne? Labai gražiai pasakojo apie jų šaunuolis. Labai kantrybę turi gerą. Jo. Na, noriu vaikystėje tapti mokslininku. O ką tada veiks suaugęs, jeigu jau vaikystėje būsi mokslininkas? Tai nebebus ką veikti. Bet aš jau, galima sakyti, kad aš jau beveik, kad aš jau mokslininkas. Na, vaikas mokslininkas. Toks neišradėjas, bet mokslininkas. Pristatymus darau. Ilgas siūla. Pristatymus? Taip. Ką tu pristatai? Visokius eksperimentus. O kieno tie eksperimentai tavo? Darau eksperimentus, negalvoju, o kartais Žarnos kris, karočią pradėtų sustovo, vėl toliau pradėjo bėgti, vėl nukrito, vėl bėgti, na, darau, bet parašyta, ką reikia daryti. Tai pristatau darželį. Taip, iš tiesos multiko kažką pristatau. Žodžiu, tu, Pijau, jau dabar vaikystėje, būdamas, mokaisi tapti oratorium, taip? Tas, kuris kalba, pristatymus visokius daro, taip? Šaunuolis. Nei filmo pavadinimo neparašiau. Pirmą norėjau labai būti ūkininku, dabar noriu mokslininko. Nes labai yra daug tyrinėti, taip? Ir gal daug labai uždirba mokslininkas. O kas vis dėlto svarbiausia, Pijau, tada? Ar kad mokslininkai daug labai visko žino, daug visko tyrinėja, ar uždirbti svarbiausia daug? Man tikriausiai daug, kai buvo kalbėjimo. Man svarbiausia, kad pasaulis būtų geresnis. Nu, jau čia labai kilnus tavo noras. Kad geriau gyventų. Nu, ką tu, pavyzdžiui, Pijau, padarytum pats, kad žmonės geriau gyventų? Ką tu padarytum?
labai sunku. Labai daug nori visko padaryti, taip, ir net sunku pasakyti, kas čia pirmesnis galėtų būti, ar ne? Jo, nes nežinai, ar tai pavyks. Gal kažkokį kitą padarysi. Bet net sunku pasakyti. Viską. Na, kaip tai viską, pavyzdžiui, ar lems kažką, kad lengviau vežtų. Arba tobulesnę mašiną. Aha. Mašina, jūs į mašiną. Dieve, čia vadovai duok, jeigu tau neišeina, tas vėl purpuriukas, mažučiukas. Sakau, atrodo mažas nekaltas paukštelis. Atrodo dar su mažu Jam yra pora, daugiau, ne? ką tai aš. Nu va, prasideda. Čia ir Toks čia riebus. Čia ir čia du. Labai negalim. Biškiai apipuolėm gintvilę. Nesvarbu. Kur trumpesnė? Nu čia, vis tiek. Nu va, Pasimgyja. dabar žiūrėkite, kasiliukas, pagalvau va po pirštais ir net nuėjau viršų. Pažiūrėkite mane. Nupuoju viršų. Ir čia bus kaklas. Dabar žiūrėkit, nenutempkit, kad tas arti. Tas rutuliukas toks turi būti kaip rutuliukas. Tada nebus tokia ilgai išpliurus antytė. Ir va vynioju kakliuką dabar tvirtai. Pažiūrėkit. Aš toj sustosiu, galvą darysim atskirai. Čia labai daug tokių nusikirpti. Kas nematėt, klijuojam su pirštu. Prisispaudžiam šiek tiek. Daug nereikia. Nu čia storas nupirkau, tai sunkiai prisiklijuoja. Nu dabar va tokį etapą. Pažiūrėkit, paspauskit kokio kietumo tas pilvukas. Tai dar ir rankose viską kažkaip reikia valdyti tarsi, žinai. Tu vynioji kažkaip, tai čia jau reikia atbulai kažkaip sunkiau. Tu dešinė Nu, žiūrėk. Tu kažkaip tai vynioji. Tai kiekvienas žmogus vynioja iš tikrųjų savitai. Man su taip sunku. Tu su telefoną nutupėt paukštelį. Sėdėt. Šitas turi nepabėgti, jį visada turi laikyti. Ir kažkur tai čia. Tik įspaudži ir žiūri, kaip atrodys. Paskui, jeigu netinka, atleidi vėl iš naujo. Čia visi. Davai, greičiu. Va, matosi ten, iš Geras. Čia va su miltais padarytas raugas toksai, o seniau būdavo, kaip užminkydavo, užmaišydavo duoną, likdavo kubilas toksai aplipę šonai, tai išplaudavo jį ir į tą tokį biržgalą merkdavo. Atsargiai čia sudarymas. O kodėl reikalinga būtent raugas? Čia tokia technologija. Ką čia rūgštis daro? Duonute kvepia, ne? Jeigu iš karto įdėsi, kas bus. Galima visai, pamatysi, dėsi visą. O būna, kad suskiltų, ar ne? Jau, kad... Čia muilinė? Ar kas? Čia muilinė. Mandriai. Paskui darbinelį, ne? Toks.
Nieko nežuodžiu. Neužuodė, duona, to reik arčiau. Va, dabar kvapas tas. Iš anos pusės. Tikrai toks. Tikrai labai skaniai. Skaniai? Pyragėliais prisvilsi. Gerai, vakarienė kaip tik. Kaip gražiai. O nuo mirkymo priklauso tas spalva, tas taip tamsiau. Kaip gražiai tas tamsus pusė. Bet čia turbūt negali numatyti to spalvos, ar? Šiek tiek Gali? bet šiek tiek yra atsitiktinumo. Nu, labai gražus tie. Pagal ugnies Pagal uodo spalvą. Na, kuo ilgiau būna, tuo jis juodesnis. Atsargiai vaikiukai. Tik labai... Nekaitė, žinok. Jo, negali. Nekaitė, net uodžiai, na, Jo. Paliesit vandenį iš karto. Manau, kad labai įkaitęs. Įkaitė. O tai kodėl va, aname vaskystyje, net vos ne, suburbuliavo. Taip, gali būti nekaitėto, pažiūrėk, kiek laiko purškė šitą. Kad gerai. Būna kartais net užverdavo tokį puodą. Ten bus ir puodinė. O galės šitų jūsų darbelių paroda būti. Taip, jeigu puodą išlipdytum, išdegtum, jis būtų toksai kaip plyta raudona. Ir pripiltum vandens, tai po kurio laiko tokia šlapia dėmė liktų. O čia mažiau vandenį leidžia, galima gaminti į tuose puoduose. Daug muilinių, ar ne? Va, jau keturias muilinių. Ir dabar čia bus penkta. O kaip tas tamsesnis efektas gali? Kuo daugiau? Ore daugiau paminkai. O, dieve, tenai ant paviršiaus užvirė vanduo. Oi, už ką čia durų debit. Kaišėdori šiandien ledų gavo. Žiūrėkime, mes jų negausime, apeis. Tai jau praėjo, pirmai tas debesis. Muilinė. Bet čia tiko kiekvienam vaikui po muilinę. Gerai įsigalvojate. Šitas muilinės skris į Olandiją. Nu va. Užsakymas yra? O, vėlės. Man atrodo, vaikai gausim lietaus ant vakaro. Arba ant nakties. Arba dabar. Ne, vakarui. Nebent jis nuslinks šonu. Muilinė, 10 muilinė. Taip. Čia jau labai ilgai griauti. 10 muilinė. Kiek daug muilinių padarė kažkas tai, ar ne? Man čia kando bimbalas. Girmintė, ko tu nepini? Svekus kali. Nusuk, suk. Nogalis.
Kamila, ne? Čia ne vien mergų yra. Oi, labas, Karol. Labą dieną. Nu ką, aš daug nesiruošiu šnekėti, tiesiog noriu padėkoti, kad buvot šitas dienas labai faini, labai darbingi, labai visi jūs gyrė, kad labai motyvuoti vaikai esat. Tai prašau nepamiršti per metus šito. Tikiuosi, kad norėsit susitikti kitais metais vėl čia pat ir tuo pačiu laiku. Tai aišku. Kas nenori kitais metais į stovyklą, tai paploja. Kas ką? Pagaliau, žinosiu iš karto. Reikia plot. Tai kitais metais iš sąrašo išmetam. Visus, kas plojo, kitus metus išmetam iš sąrašų automatiškai. Kas nenori. Aš klausiu, kas nenori kitais metais į stovyklą, paploja. Nu tai... Pakartotinas plojimas reiškia, kad labai nori. Labai niekas. Tai labai širdingai dėkui, kad susitikom visi, kad smagiai tikiuosi pasibuvom ir niekas nejaučia nuoskaudos. Jeigu jaučiat nuoskaudą, paskui nueisim ten už kampo pašnekėt. Tai, o labiausiai tai noriu padėkoti Danutei, kad mus prisėima ir kad mus, aš noriu Danutė jūs už rankos, Ulutę palikti, ir noriu, jūs Danutė šiandien išrikiavot visas dovanas, nes net ir Raimundo Simonaičio, jau jo mes seniai neturim, bet jisai mus iš dangaus stebi. Tai mes šiemet norim įteikti tokią jums dovanėlę, čia yra jūsų namų angelas. Tai čia jums bus užduotis. Ten, sakė Vidmantas, reikia išgręžti skylės ir padaryti pamatuką ir pastatyti. Kur jūs jį pasistatysit, čia jau jūsų pačių reikalas. Čia nekalbus. Tai kada balių daryti ir kada statyba? Tai jau, Danutė, kai pakviesit, mes kaip tik iš karto ir atvažiuojam. Tai va. 10 vištų užteks? Mes atsivešim. Na, aš matau, kad jūs atsivešat, bet jau už angelą tai. Tai, o šiaip tai jau tos vištos didžiausia kulšis tai priklauso tada Kęstučiui, nes jisai čia triusė, dar biškį nedabaigė, bet rytoj, nes šiandien pats dasibaigęs. Tai va, Vidmanto idėja, o Kęstutis įgyvendino fiziškai. Tai čia jums paplojam visi. Bet linksmai ir šypsosi, ir bantukas yra, ir sagutė yra, ir alekis tai išpūtus. Nu, tai žinokit, tai saugo gyventi. Va, žiūrėk, ir langelis yra, o, matai, sakai, ir veranda. Viskas taip, kaip tu norėjai. O Danutė, jūs gal norit ką nors pasakyti dalyviam ir visiems? Nu, netelpa viskas žodyje ačiū. Bet tai, nežinau, kai sukurs kalbininkai kitą, aš tikrai jį panaudosiu. O dabar labai ribotai. Sakau, labai visiems ačiū ir visada labai džiaugiuosi. Ir labai, nu, labai. Labai. Ačiū, Kęstutė, ačiū visiems. Tai labai noriu pasakyti ačiū visiems vadovams, gaila, kad liko tik tai Lorita, Ingrida ir Jurgita, bet Jurgita šiemet truputėlį atostogavo, tai manau, kad visi užsiėmimai buvo savotiškai įdomus, savotiškai nauji ir jums davė naudos, o labiausiai, tai žinokit, vis dėlto noriu padėkoti Loritai. Jinai visą laiką atvažiuoja su idėjom, su palaikymu ir, nu, tokio žmogaus pas mus reta. Tai aš noriu tau nuo savęs mažą dovanėlę. O gal Lorita nori mums pasakyti? Galvoju dabar, ką Ten buvę vadovė vis dėlto. Aš noriu pasakyti, kad džiaukitės, kad turite stovyklą. Nes, žinokit, tokių stovyklų ir tokių patirčių tai gyvenime netaip dažnai pasitaikys. Išeisit paskui kažkur, tai išplasnosit ir prisiminsit visą laiką, kai buvo gerai. Ačiū.
dabar linksmoji dalis. Man atrodo, mes jau kažkaip ir per šitas dienas pakankamai ir pasikalbėjom, ir pabendravom. Tai tiesiog gal einam iš karto prie tos linksmosios dalies su folkloristais, kuriuos jūs jau matėt pirmadienį. Tai Laimutė Morkūnienė perduodu žodį tau. Sakė, labai visko prisiruošė, tai aktyviai visi dalyvaujat. Po vakaronės bus naujokų krikštynos ir visi atnaujinsim priesaiką. Tai taip, kad neįsilakstykit, nesislėpkit ir vakaras tęsiasi ir bulvės ant laužo irgi laukia. Taigi sveiki visi. Noriu su jum pirmą patį pažaisti, ne nuo šokių pradėsime nuo žaidimo. Pažiūrėsime, kaip jūs susidraugavote, kaip vieni kitus pažinote per šitas 4 dienas. Taigi man reikia 4 komandų po 5 dalyvius. Ką reikia daryti, ką daryti? 4 komandos po 5 dalyvius. Tieva. Aš turiu Kita komanda. Dar vienos komandos vyresniųjų reikia. Dičkių. Kas dar? Tai nu gerai, tada reiškite 4 dalyviams. Paskutinė palikite atrištų. Tai dar vieną kaustą, surink dar vieną komandą. Dar pažiūrim. Reiškit, duosiu. Paskutinis tik tai, kuris stovi paskutinis, tam nereiškia. Kardinuosi, man atrodo, tiek. Nieko nematau. Vaikiau tam nepasiekia. Vaičiau tu. Arba kopėtėlių. Bijau. Aš jau dabar. Greičiau bus. Na, duok, riškitės. Kas čia dabar? Kvėpuotgi dar reikia. Palikti. Neringa, palikti normaliai, suriškitės karalius. Gerai, viskas yra. Gražytė, gerai. Ką jūs? Gerai, užsirašau. Aš čia. Au, kas čia? Man biškai krenta. Manęs neužkris. Man krenta. Autus tiekis. Nesakyk nieko. Akis išvarvės. Dėk ant pečių. Dėk ant pečių rankas. Akis išvarvės. Tai turi būti, žinau, kad nieko nematau. Su batais, dėk. Dėk. Klausiu, Dėk kažkas ant pečių. neturim niekas. Dėk rankas ant pečių. Tau užvirš, ateik čia. Tu stoji. Dėk rankas ant pečių. Ant pečių. Taip. Galim jau pradėti. Aš viską matau. Aš neturiu. Dabar klausom komandų. Paskutinis dalyvis už jūsų stovi, jisai atrištos akis, jūsų visų užrištos. Kada jisai, tu paimi per petį muši. Va. Tu perduodi. Kalbėti jums negalima. Kalbėti negalima. Kada pastuksena jums per kairį petį? Vadinas, pirmas, kuris stovi, einat į kairę. Kuris yra muša per dešinę petį, vadinasi, reikia eiti į dešinę. Kada stabdai abiem rankom atitrauki, vadinasi, reikia stoti
tas, kuris eina pirmas tupies, ieškai, čia yra išmėtyta 10 puodukų. Kuri komanda greičiau surinks? Kalbėti jums negalim. Paaiškinu. Stupkime. Vadinasi, jisai perduoda iki pirmo, kad jisai suprastų. Perduoda. Vadinasi, 10. Jeigu reikia tik kairę, tu matai. Į kairę. Du Vaikus, reikia. Bėk per kojas, bėk. Bet kalbėti negali pasakinėti. O jeigu į priekį eiti? Ar jau suprato? O jeigu į priekį? Į priekį, nu tai ir eina tiesiai. O tik tai posūkis eina tiesiai. Na? Bandom, bet komandos labai greit išsiduosit, jei jūs tarpusavį kalbėsit. Gerai. Gerai? Eina. Eikit į priekį. Nekalbat. Nekalbė girdinti. Nekalbat. Ša, nepaleidžiat. Atitrauk. Čia reikia stabdyti, atitrauk. Ne, tau nereikia paimti. Padedam gerai. Taigi sakė, reikia imti puoduką mums. Taip, jisai paėmė, jeigu jie sustojo, paėmė, jinai rado, tada jį paėmė. Gerai, jeigu stoja, kad nėra, eini toliau. O kad kalbėt nekalba. Sakinėkit, brodi. Va, šaunu, suprantu. Nekalba, paėmė. Ne, nepaėmė, jisai paėmė. Tu neįmė šito. Turi jisai paėmė. Mergina priekį ir mergina paėmė priekį. Ne, patraukot gal, jeigu reikia. Mergina paėmė. Bet ša, nekalbė. Va tik per petį. Kaip negali paimti? Nu tai atitrauk, stabdyk, jinai tūkstantis ir ieško. Atitrauk. Tai va tu. Tai padarykė, jeigu šis reikia, nu. Tai aš daug. Ne, kiti komandos dalyviai neieško. Tik jinai gali priekinis paimti puoduką. Sakyk, kur? Lempa. Stuksenkit. Toliau, dar yra puodukų, vesti komandą. Pabaladoj. Viskas, stabdau. Nekalbam. Apie kur? Tai jeigu stabdo, tūpkis ir ieškok, jeigu stabdo. Nepasakinėk. Toliau. Skridę galan. Sureagavau, kur padarė. Liko 2 puodukai, sprendžiat, kuri komanda.
Čia kaip šitas amerikonų gėjimas, ten visokios įdėk peršokti. Wipeout, ne? Na, pasiruošim pradėti. Kurie gavo, kad kojas iškrenta? Kestai stabdyk. Iškrenta iš ratų. Jie gavo 10. Pasėdė, praplėskit, dabar praplėskime. Gerai, dabar gana. Nėra to, ką mažinkit, nešiokas. Nekel, Kestai, nekel. Nebrilo. Mira, la niña ahora se levanta y se va. Porque le acabo de dar una vuelta. Čia specialiai. Mentirosa. Taip, kad visą laiką. Dar neatsistojau griūna. Jau jai patiko dabar. Jau mama. Jinai čia specialiai griūna. Gerai, nes jau galvo kalčia. Mentirosa. Mentirosucha. Dabar brangiai gaunat vandelį su miltais ir juos išpučia. Nešokinėdami pučiat. Ei, palauk, startas. Palauk. Ne, startas. Aš jam tapysiu. Pasitraukiam visi. Galima akis susidengti. Nespaudžiam, pučiam. Spaust negalima, tik pus reikia. Ir gal pirmos baigs tas ir laimės. Reikia pasiruošiam. Dėmesio, pučiam. Andriau, tikrai stengiasi. Geras, geras. Sau ramiai. Viskas! Eik spausti! Chebra, kažkokia nesąmonė. Sako, pradurk padelį. Aleka mabovu. Andriau, ne taip! Andriau, Nesąmonė.
Magavas kalba. Počiam, šebra, nešu žiauriai. Gal čia to vietų tokio kokoliento? Vaiduoklė čia visi. Balti plaukai. Oi. Bijo, ateik. Ateik, žiūrėk, kokių vaiduoklė. Išpučiau. Nu kas liko? Tikrai ne. Ingrida nepatik išpils. Očiam, palaikom! Palaikom Ingrida! Gražios blakstienos. Į nosį. Per nosį Pačiam! Nematau, liko, ne. Liko dabar. Reikia atsukti atgal veidą, nežiauriai prisikvėpuoju, tu pačiu nau. Lietuvių liaudės žaidimas. Kaip? O blemba turėsim ką per tūsus. Nereikia tenai laikyti plaukų, tegu pačia pati. Andrius išpūtė. Nu, eina. Andrius išpūtė. Galim kepti. Počiam. Aš galvojau, kad kaip Tomas Permas iš Pūskų su Birbynė groja, tai čia. Vaučiai, de. Aš apsisna, nosį pusnai. Aš tavo Na, mėlėjai, dabar susakykite. Aš galvoju. Turim sekantį klausimą. Dar norinčių yra? Bet žaidimas kitas. Jo, aš